Na tai sveikos merginos. Štai ir aš su vienu dar pabaigtu darbeliu. Ir šiandien jau yra pirmadienis, gruodžio 8. Vakar man nepavyko vakar įdėti savo 7 dienos advento kalendoriaus, tai dedu šiandien už abi dienas. Čia štai matote, 7 ir 8. Tai vakar padariau štai šitą, pabaigiau 7 dalį siuvinėjimo advento, ne 7, atsiprašau, čia 6 dalis. Dabar truputį pasikeitė mano gyvenimo režimas, tai už tai nelabai daug laiko turiu kažkam kitam. Siuvinėjimui, ta prasme, schemų darymui, tai va, tai truputį bus mažiau trumpesni video. Tai va, tai čia yra 6 dienos žvaigždutė tokia. Ir dabar parodysiu, ką aš persirinkau. Būtent štai bus tokie 2 gražus, tai yra vakar dienos, tai yra sekmadienio. Štai šitas yra kalėdinės rogės labai gražios, o šiandienos yra eglutė. Tai va, tokios 2 schemos. Kada išsiuvinėsiu, tada ir parodysiu, pasižiūrėsim, kaip čia man seksis. Ir dar tada žiūrim adventinis kalendorius. Kaip matote, aš jį turiu atskirai, nebeturiu didelės dėžės, nes dabar esu išvykusi pas anūkėlį, padedu prižiūrėti po ligoninės. Ir atsivežiau tiesiog kelias dėžutes. Tai dabar matote, aš kadangi filmuoju dabar iš rankos, telefoną rankose turiu. Ir čia toks šešėlis, tai atsiprašau už, žinot, ne namų aplinkoj filmuoju, gal taip geriau. Tai atidariau dėžutes, bet žinokit, nežiūrėjau, kas juose yra. Tai dabar aš pasižiūrim, čia yra 7 diena už vakar dieną. Pastatau dėžutę ir pažiūriu. Atsiprašau, vieną ranką filmuoju, tai truputį sudėtingiau. Kažkas čia kyšo. O, kas čia? Kas čia? Palaukit, sustabdysiu, atidarysiu. Tai čia, kaip suprantu, tai yra adatų dėžutė. Labai faina, kelioniai. Aš visą laiką galvoju, kaip aš turiu tokias metalinės dėžutės, bet jos gana didelės. O čia, va, įsimesiu adatas ir bus labai fainai. Kaip faina, taip gražiai užsisuka, gana tvirtai užsisuka. Tai dabar padedu čia aš ją. 2 dalių, va, užsisuka, labai graži dėžutė. Tokia, nu, va, matot, medinė faktiškai, iš išorės medinė, viduje metalas. Nu va, labai geras dalykas, labai geras. Nu ir dabar žiūrim 8 dienos, tai šiandien yra pirmadienis, gruodžio 8, dėžutė su kapučino ir žiūrim, kasgi čia paslėpta. O, kažkas siūliško. Palaukit. O, siūlai, va. Taip, siūlai. Vėl. Taip, kalista. Vėl turbūt medvilnė, jo. 2 raudoni siūlai. Nu va, raudoni siūlai. Tai labai ačiū, neatsimenu, kas komentavo, bet pasiūlė tokį variantą, kad neskubėti nerti iš tų siūlų, ką aš randu štai šitose dėžutėse, o tiesiog palaukti daugiau dėžučių ir kai rasiu daugiau siūlų, tada galima būtų kažką kombinuoti. Bet čia žiūrėkit, aš dabar pamačiau, panašu, kad čia skirtingos spalvos. Jo, šita tokia truputį, šita ryškesnė, šita ir didesnė. Įdomu numeris, koks tai nematau. Palauk, pažiūrim, kas čia parašyta. Numerio jokio nematau. Ai va, Color 8, o čia, va, matot, Color 37. Tai va, tai dabar tik pastebėjau, kad jos truputį skiriasi atspalviai. Bet raudonė abu. Ir šito yra daugiau. Kur čia jisai dabar? 25,5 metro, o štai šito, čia pas mus važinėjasi, taip ryškinam, o štai šito ir nelabai matau.
tokia pakuotė, sunku įžiūrėti. 10 ant 10. Nu, vienu žodžiu, pasižiūrėsiu paskui. Gal jūs matote, aš tik nematau. Akinių reikia ieškoti. Tai va, vienu žodžiu, tai tokios va 2 dienų dėžutės. Ir ką šiandien bandysiu, tai siuvinėsiu tą vakar dienos kalėdinį rogutes. Siuvinėsiu. O šitų siūlų, ko gero, kaip ir sakiau, palauksiu sekančių dienų, galbūt atsiras koks žalias arba baltas siūlas, tada galėsiu kažką sugalvoti ir padaryti iš tų siūliukų. Tai toks mano adventinė diena, 2 dienos tiksliau, ir prašau nepykti už laikinus nepatogumus. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate ir susitiksime jau rytoj, tikiuosi. Iki.